Sveiki gyvi, teisėjo komentaras, tikisi jūsų dėmesio. Prie mikrofono Aldona Atkočiūnaitė. Savavališkos statybos ir dažni ginčai tarp kaimynų. Tokia šį kartą mūsų laidos tema. Dėl kokių savavališkų kaimynų pradėtų statybų kilę ginčai pasiekė teismą. Kaip jie sprendžiami ir kaip tokiems nesutarimams užkirsti kelią. Apie statybas pradėtas be leidimo. Ir dėl jų tarp kaimynų kilusius nesutarimus kalbuosi su Vilniaus apygardos teismo teisėja Zita Smirnovienė. Laida parengta bendradarbiaujant su Nacionalinė teismų administracija. Sveiki, ponė Zita. Sveiki. Kas yra savavališkos statybos? Dėl ko dažniausiai tarp kaimynų kyla tie ginčai, kurie patenka į teismą? Savavališka statyba tai galima apibrėžti labai paprastai. Tai neturint dokumentų, kurie turi būti turimi pradedant statyti statinį. O statinys viskas yra. Ir namas, ir tvora, ir garažas, ir kiemo statiniai, šulinys ir taip toliau. Pirmiausia, reikia turėti statybą leidžiantį dokumentą, tada nebus problemų ir statyboms. Statybą leidžiantis dokumentas yra leidimas arba tam tikras pritarimas, bet konkrečiai pasakyti, koks tai turi būti dokumentas, iš tikrųjų nėra galima, nes statybos yra labai sudėtingai reglamentuotos ir geriausia piliečiui arba įmoniai, kuri nori statyti, kreiptis pirmiausia į savivaldybės architektą, kad išsiaiškinti, koks dokumentas tai statybai yra reikalingas. O jeigu asmuo pradeda statybas neturėdamas jokių dokumentų, sugalvoja ar kažką pastato, tai ir yra savavališka statyba. Ką patartumėte kaimynams, tarp kurių kyla ginčas dėl nelegalių statybų? Pirmiausia, bandyti ginčus spręsti taikiai. Taikiai sprendžiant ginčus, aišku, reikia nusileisti ir vienai šaliai, ir kitai po trupučiuką. O jeigu jau niekaip neišeina, tai pirmiausia pradėti nuo teritorijos planavimo, nuo tikslų sklypo ribų nustatymo. Jeigu neišeina pagal dokumentus, tai galbūt irgi pradėti kažkokį tai teisme ar kur ginčą, kur galima būtų padaryti kažkokias tai ekspertizės, lyginti, nes šitie ginčai iš tikrųjų yra ganėtinai sudėtingi, nes jie liečia ilgą istoriją. Daug dokumentų nuo tarybinių metų būna surinkta inventorinių, kurie praktiškai netitinka ten tos tikrosios padėties ir aišku paskutinį žodį taria teismas. Ir tada, kai jau turėsime tikslų teritorijos planą, tai jau bus ir netaip sudėtinga išspręsti ginčą ir dėl statybų tarp kaimynų. Teismuose nagrinėjamų savavališkų statybų bylų mažėja, tačiau jų yra pakankamai daug. Kaip manote, kodėl ginčų dėl savavališkų statybų ir pačių savavališkų statybų atveju vis tik dar yra gana daug? Iš tikrųjų, anksčiau gal buvo daugiau tų bylų dėl to, kad kažkurį laiką nebuvo kontroliuojama tiksliai, kas vyksta. Statybos inspekcijos politika anksčiau nebuvo tokia griežtai kontroliuoti, ypač kaimuose, kas vyksta su statybomis. Pasikeitus situacijai, kažkurio momentu matomai buvo pradėta kontroliuoti, kas savavališkai pastatyta, dėl to ir bylų buvo daugiau. Tačiau ir šiuo metu jų yra, nes praktiškai kartais asmenys gavę leidimus, sakykime, dėl kokios palėpės įrengimo ar dar ką nors nukrypsta nuo projektų. Nukrypimas nuo projekto, nuo to, kas leista, taip pat yra savavališka statyba. Tai tų ginčų dar yra, ypatingai tada, kai dėl tų nukrypimų nuo projektų yra nepatenkinti kaimynai. Jie turi teisę skųstis ir į teismą, jeigu asmeniškai jų teisės yra pažeistos, o taip pat ir į statybos inspekciją, kad nesilaikoma dokumentų, kuriais leidžiama statyti statinį. Tai viena pusė. Antra pusė yra tokia, kad paprastam fiziniam asmeniui suprasti, kuris statinys yra ypatingas, kuris neypatingas, kuriam reikia leidimo, kuriam pritarimo, kur yra parkas, kur kitokia saugoma teritorija, taip didžiulės masės teisinių aktų susigaudyti yra sunku, nes STR, kurios aplinkos ministerija tvirtina, kaip turi būti reglamentuojamos smulkiai jau tos statybos, jie yra ir sunkiai skaitomi nestatybininkui ir neteisininkui, ir juos sudėtinga paprastam žmogui susirasti. Ir procesas iš tikrųjų projektavimo, pavyzdžiui, sakykime, rajone, tai aš kiek esu susidūrus Biržų rajone, tai labai paprasta, nes statybų yra nedaug. Architektas kažkoks tai labai jau guvus, greitai sprendžiantis klausimus, tai yra viena, o Vilniaus mieste tai yra kita, arba dar kažkuriam didesnė mieste. Tai ten, kur tie statybų leidimų išdavimai, projektavimo darbai vyksta ilgai, matomai asmenys netenka kantrybės. Ir šita problema yra, nes šiaip ar taip keičiasi tie įstatymai, bandoma